Tai vat, su Laurynu apsigyvenom 2015 metų. Viskas ėjosi puikiai, tikrai puikus vyras, ramus, stropus, mokslas ir jeigu padėti, ko nors. Ir vat, išsikraustė naują butą, prasidėjo nesąmonės, čia, suprantat, internetas yra, internetas gavo kompiuterį ir žaidimai, per naktis, nemiega. Su Laurynu susišnekėti pasidarė nebeįmanoma. Jau ateinu į kambarį, sakau, Laurynai, kada į kolegiją eisi? Kada kojas plovi? Kada šampūną nusipirksi? O jis savo kalbą. Kiuškė, leis kiuškė, tai akalina nerfina. Vigaras tam. Sunku man šnekėti. Yra sunku šnekėti, kai vyksta tokie dalykai. Niekad nepamiršiu praeitą sekmadienį nakties, kai prabudau nuo krykštavimo. Hihihaha. Sakau, reikia patikrinti, gal kažkas atsitiko, kad net neatsimenu, kad buvo juokęsis paskutinį kartą. Kas čia apsikuoja, pažiūrėk. Tau grėsia didelis ir riebus. Kas riebus? Minusas. Čia vat, kai juokėsi fone, tai vat ten juoktis reikia. Paklausyk. Pasvarkai. Labai suprastėjo humoro jausmas. Aukščiausias taškas buvo, kai jau supratau, kad Laurynas tikrai visiškai nuprotėjo. Tai kai susitikom virtuvėj. Tai gal išsiplauk? Žaisiu. Išsiplauk gilin. Žaisiu, sakau. Bent vieną kartą gali išsiplauk indus. Čia, finarmu. Leist burtus pradėjo. Trauk, žaisiu. Labiausiai tai šeimos gaila. Nuo vaikystės Laurynas labai buvo gabus, labai domėjosi viskuo, tiesiog ir šoko, ir vaidina, labai mokykloje visi mėgo jį. O paskutiniu metu, kai išlėkė į Vilnių ir viskas apsivertė aukštyn kojom. Gerai, prašau. Bet galim palaukti, ar tęsim? Tęskim. Visiškai neįmanoma susikalbėti, paskambini būdavo telefonu, nesupranti, ką jis ten veikia, kuo užsiima. Bandėm su draugais kalbėtis ir su dėstytojais, ir pas psichologus vedėm, bet tiesiog kol kas nėra rezultato. Ką? Kur internetas? Kas čia vyksta? Kur internetas? Laurynai. Kur internetas? Pamiršk internetą bent trumpam. Paklausyk. Išeik į lauką. Uosti gėlytę, šuniuką paglostyk. Nueik pas savo draugę, gal susitaikysi dar. Pagalvok, kaip gerai, bet to interneto buvo anksčiau. Ką gali pasiekt? Per savo šitos žaidimus iš viso gyvenimo nebematai. Išeik į lauką ir pamatysi, kaip viskas bus geriau. Mano kambarioko žodžiai tikrai mane atvedė į reikiamą kelią. Esu tikrai laimingas, nustojau visiškai žaisti kompiuterinius žaidimus, tiesiog net nebeprisiličiu prie kompiuterio ir man tikrai gera, tikrai nuoširdžiai gera. Aš tikrai supratau, kad gyvenimas yra kur kas daugiau. Padėjo suvokti, kad užsidaręs kambarį virtualiam pasauliu tu esi niekas, tu visiškai netobulėji. Išėjau į lauką ir pastebėjau, ant kiek gera kokybė, kiek gera raiška tikro gyvenimo. Buvau labai atitolęs nuo visų. Ir štai net nejausdamas, buvau kaip pasinėręs į virtualų pasaulį, man buvo visiškai neįdomu niekas aplinkui. Prašau. Nežinau. Prašau, aš viskas jau mečiau žaidimus. Noriu viską iš gyvenimo išsemti, ką tik įmanoma. Noriu visur apkeliauti, apskristi visas vietas, praeiti visus kelius. Ir būtent nuo šios minutės pradėsiu tai daryti.